Sveiki, su jumis kalba Liudas ir aš papasakosiu apie tai, kas bus kursuose, ką jūs ten veiksite kursuose, kaip jie vyksta tie kursai ir kas tai yra apskritai. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, kad mes mokykloje ar šiaip visuomeniai nesam apmokinti, kas yra mūsų vidus. Mes viską puikiai žinome, kas yra išoriai. Pavyzdžiui, mes turim daug mokslų kaip fizika, biologija, geografija. Viską apie veiksmą išorėje mes iš esmės žinom. Bet kas yra pas mus viduj, mes nesame mokinti nei kas tenai iš esmės yra pas mus viduj, nei ką su tuo daryti. Mes nežinom, kaip būti energingi, mes nežinom, kas yra emocijos, mes nežinom, kur tos jausmus dėti. Mes nežinom, ką veikti su baimėmis, kaip iškelti iš savęs drąsą, kaip tą meilę pagaliau, kuri tai banaliai skamba savo viduje puoselėti, jeigu jinai atsiranda, kad jinai netaptų akla ar visi šitie dalykai. Šitie kursai supažindina ir jūs įgalina tiesiog visą tą išmokti sąmoningai ne tik valdyti, bet ir puoselėti, gerint, tobulint, iš teigiamos pusės tą dalyką plėsti. Dauguma mūsų į kursus ateina mažai žinodami apie savo vidų. Dėl to aš jūsų paklausinėjau, kaip jums einasi, ką jūs ten su savim nešiojate. Tai nėra kažkoks atviras klausinėjimas. Tiesiog aš jūsų paklausinėsiu, kas jums labiausiai rūpi. Dėl to, kad nuo to priklauso kurso eiga. Mes susižinosime metodiką, su kuriomis mes dirbsime visą ateinančią savaitę. Tai reiškia, bus 2 užsiėmimai po 4 valandas. Pirmieji 2 užsiėmimai yra po 4 valandas. Tai per pirmą 4 valandų užsiėmimą jūs gaunate technikas, aš paklausinėjau, kaip jums einas, kaip jums sekas, mes išbandom ant jūsų techniką ir jūs einate namo ir atliekate tai, ką jūs visada atliekate. Jūs einate į darbą, jūs einate su draugais susitikti, jūs darot viską, ką ir šiaip gyvenime, plus jūs darot pratimus. Pratimai yra lengvi, labai lengvi tarp kitko, jūs galite daryti nuo 20 minučių iki valandos. Mano rekomendacija yra daryti nuo valandos. Tai kaip kam? Kas kiek nori išsilaisvinti. Tai žmogus pradeda daryti tuos dalykus ir jisai pajaučia atlengvėjimą, jisai pajaučia didžiulį atlengvėjimą darbe. Jisai pastebi, kad jisai gali pradėti kultivuoti įgūdžius, pavyzdžiui, kokius nors senai užmestus hobius, kuriuos jisai šiaip visada norėjo, bet negalėjo dėl tam tikrų gal manimų, kad jis yra tam per senas ar per jaunas, ar dar jam nelaikas ir panašiai. Tai visi šitie dalykai atsidaro. Sumažėja kiekis dalykų, kurių mes nemėgstam. Tai reiškia, kad pas mus išauga tarytum priėmimo ir meilės gyvenimui dalis. Ir ne tai, kad tu atlikinėsi nuo šiol viską, ką tu nemėgsti. Tiesiog tu atliksi tai nepastebėdamas, bet to jausmą, kad tu to nemėgsti ir tau tas neberūpės. Pavyzdžiui, vienas žmogus, toksai vyrukas, ir jisai netgi galvoja darbą atsisakyti dėl kažkokių tam pareigų, aš tiksliai net nežinau kokių, kurių jisai nemėgsta. Bet jisai padaręs tuos visus pratimus ir atlikęs sprendimus pagal tam tikrą schemutę, kurią mes čia nagrinėjom kursuose, tai pastebėjo, kad o kas čia tokio, čia jam visiškai nieko, tai jam nebereikėjo savo net sumažinti algos dėl viso šito. Tai reiškia, žmogus jau patyrė netgi finansinę naudą nuo to. Ir emocinė, aišku. Tai jūs dirbate visą savaitę, grįžtate už savaitės, aš pažiūriu, kaip jums sekėsi, ką jūs tenai gerai darėt, ką gal blogai darėt. Atsakau galybę klausimų iš jūsų, taip pat atsakau daug klausimų savaitės bėgyje, mes sukuriam forumą kiekvienai grupiai, atsakau tenai. Jeigu yra kažkokių problematiškų atvejų, tarkim, būnant pas žmonės krizės gyvenime, tai aš to žmonės prižiūriu netgi ir telefonu. Tai reiškia, susisiekiu su tai žmonėmis dažniau. Tada jūs grįžtate po tos savaitės pirmosios ir mes pasikoreguojam, mes pasižiūrim, kaip dar iš giliau traukti iš jūsų viską, ką jūs tenai viduje nešiojate pas save negero. Tai reiškia, jūs gaunate dar gilesnius įrankius ir konkrečiai, jeigu per antrą užsiėmimą mes gauname įrankius, kaip siekti tikslų, kaip mes galime nusiimti nuo savęs tai, kas mums trukdo juos siekti.
aš žinau, kad dauguma iš jūsų, daugelis iš mūsų, kurie vaikšto po tokius puslapius, yra jau daug matę, arba daug girdėję, arba kažką skaitę ir panašiai. Bet noriu jūs tiesiog truputį padrasinti, jeigu jūs netgi esate bandę tokį dalyką kaip EFT, ar bet kokią kitą metodiką, turėkit omenyje, kad labai daug lemia pačio dėstytojo, tai yra manęs sąmoningumas grupėje. Ir kad nesvarbu iš ties, kur jūs buvote, ar kaip jūs buvote, ar su kuo jūs buvote, ir ką jūs darėte, žinokit, papildinių visada būna ir labai didelių, ir labai daug. Aš pažįstu daug žmonių, kurie buvo tokio tipo seminaruose, kaip EFT, visokiose taškiniuose, ir jie pas mane atėjo daug surado. Tai kai kurie, tarp kitko, tiesiog iš naujo visą tai atrado. Jie sakė, aš negalvojau, kad galima taip giliai. Tai jūs po antro užsiėmimo einate į gyvenimą ir vėl toliau darote. Darote vėl tos pratimus. Tik tai jau iš visai kitos pusės. Plus jūs gaunate tokį vadinamą realybės keitimo pratimą, kuris ilgainiui darant iš vis gali, kaip sakant, atverti iš vis naujas platumas. Tai jūs grįžtate po tų 2 savaičių į 3-4 užsiėmimus, kas yra dažniausiai per visą savaitgalį einantis užsiėmimai. Jau nebe 4 valandų, o 2 dienos po 8 valandas, iš viso 16 valandų. Tai tenai jūs gaunate metodiką, su kuria galite taip save atlengvinti, ir jeigu mes anksčiau traukiame iš savęs neigiamus jausmus, prie kurių mes buvom prisirišę iš negatyvios pusės, pavyzdžiui, mes labai nemėgam savo baimių, savo pykčio ar savo kažkokios ten, kokios nors skaudžios patirties, ir mes tenai nuo jos atsirišom. Tai šitoj pusėj mes atsirišim ne tik iš tos blogosios pusės, mes atsirišim ne tik iš tos gerosios pusės, bet mes ir nebeleisim prie savęs prilipti apskritai jokiems blogiems jausmams iš naujo. Tai reiškia, jeigu jūs einate gyvenime ir jūs pamatote kažkas, kas jums netinka, jūs mokate toj pačioj vietoje išsitraukti tą geluonį, kuris į jūs įlindęs, ir tiesiog būt laisvu nuo jo. Jeigu mes iki šiol nešiojam didžiulį slėgį emocinį viduj, mes išmokstam tiesiog leisti jam būt, ir jisai pats pasitraukia. Jums nebereikia dėti pastangų ir nervinti su viso tuo. Žinoma, tai nėra kažkokia tai saviugdos pabaiga, tai nėra kažkoks tai finišas, bet tai yra labai didžiulis startas ir tam tikrų dalykų nežinojimų, tam tikrų tokių tarytum bėdų pabaiga. Tai štai ką mes darom per tą kursą. Kursas susideda iš 4 užsiėmimų, jis trunka 24 valandas. Plus jūs gaunate draugą partnerį, su kuriuo jūs skambinatės kiekvieną dieną ir kalbatės apie savo progresą, tai reiškia, jūs esate disciplinuojami. Plus jūs gaunate forume palaikymą, klausimus, atsakymus. Ir jeigu reikia, netgi gaunate skambučius į namus. Ir galų gale kursas yra orientuotas į tai, kad jūs patys liktumėte sveiki, stiprus, ypatingai stiprus ir ypatingai savarankiški. Dėl to, kad man visiškai nereikia to, kad jūs būtumėte priklausomi nuo kažkokio tai puslapio ar nuo kažkokio tai žmogaus. Aš pats esu laisvas žmogus ir mėgstu laisvę ir gerbiu ją ir gerbiu kitų žmonių laisvę. Dėl to man nesvarbu, ar tai bus jūsų pabėgęs šuo ar prarastas artimasis, man svarbu, kad jūs turėtumėt įrankį, kuris jūs įgalintų tokiose situacijose, didelėse ar mažose, susitvarkyti. Aš manau, kad tai yra svarbiausia. Aš tiesiog drąsinu jūs, aš šituo kursu tikiu 110%. Aš žinau, kad jis gali jūsų gyvenimą pakeisti taip, kaip pakeitė kitus 100 žmonių. Kviečiu jūs ten ateit, būt drąsiam, būt tenai šiek tiek netokiam gal ir užsispyrusiam, nusiteikti, skirti tam laiko, žinoti iš anksto, kad jūs turėsite savo valandėlę, tas kelias savaitės, ir laukia jūsų. Susitiksim ten. Ačiū, iki.